Vienoje karalystėje. Tai sena pasaka apie carą Žirnį, caraitę Mariją, Užjūrio princą ir apie Jemėlę bei stebuklingąją lydeką. Scenarijaus autorius Erdmanas, režisierius statytojas Ivanovas Vanu, dailininkas statytojas Sarkisianas, kompozitorius Nikolskis, operatorius Drujanas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nemira Borkengageninė, redaktorė Lidija Dubhauskinė. Atvažiavome. Jemėle, ką tu dabar darysi su manim? Seniai atiduosiu. Ji iš tavęs išvirs riebią žuvienę. Jemėle, neatiduok mane, seniai. Nevirkit iš mane žuvienės. Paleisk mane pas mažuosius lydekiukus. Ir daug jų turi. 44. Kaip jie našlaitėliai gyvens be motinos. Pasigailėk manęs nelaimingos. Na gerai. Tik žiūrėk. Kitą kartą man nepakliūk. Ką padarysi? Vietoj žuvienės teks rėpti rūgščią kopūstienę. Eich, Jemėlė, ne žuvienė laimė neša, o už tai, kad tu mane paleidai, padarysiu viską, ko tik panorėsi. O tu ir meluoti moki. Patikėk mano žodžiais, Jemėlė. Jei ko panorėsi, tik ištark. Lydekai paliepus, man panorėjus, ir viskas išsipildys. Lydekai paliepus, man panorėjus, žingsniuokit patys kibirai namo. Lydekai paliepus, man panorėjus. Caras, valdovas. Marija, štai ką tau atsiuntė Užjūrio princas.
Oi, koks gražus. Oi, koks dailus. Tik truputį liesokas. Kai pas mus pagyvens, pastorės. Care valdove, o kadagi jis atvažiuos? Greit turi atvykti. Aš dar nesušukuota. Tu susišukuok. Jemele, važiuok į mišką, kieme nė vienos pliauskos nebeliko. Gerai. Gal ir važiuosiu. Lydekai paliepus, man panorėjus, važiuokit rogės į mišką. Charmant, magnifique. Charmant, magnifique. Ei, salgo aqui! Retardé! Paviti! Retardé, mon Dieu! Lydekai paliepus, man panorėjus, na kirvi, nugenėk šakas. Na, pjūklė, dabar tavo eilė. Bonjour. Labą dieną. Labą dieną. Bonjour. Labą dieną.
lydekai paliepus, man panorėjus, tegu pamilsta mane šitoji mergelė. Kas jums? Myliu. Žem. Muosi. Jis taip pat jūs myli. O aš visai ne jūs myliu. Tu mergiukštė visai pakvaišai? Kaip ne ji? O kągi? Nežinau. Lydekai paliepus, man panorėjus, malkelės pačios susikraukite į roges ir virvę pačios susiriškite. Tuojau nusišluostyk ašaras ir renkis vestuvėms. Nusišluostyti, tai nusišluostysiu, bet netekėsiu. Kaip tu akiplėšą drįsti atsisakyti? Juk to reikalauja mano užsienio politika. Tėvelį širdžiai neįsakysi. Aš myliu kitą. Kas tas kitas? Tuojau prisipažink man. Aš ir pati nežinau. Maška, nemeluok. Galvą nukirsk, nežinau. Ei, sargyba, uždarykite ją bokšte ir laikykite, kol prisipažins. O čia dabar kas? Laiškas. Iš kur? Užjūrio princas atsiuntė. Atplėsk. Skaityk. Šiandien jūsų karalystėje kažkoks pavaldinys mane sumušė, ant kaktos iššoko gumbas ir atsirado mėlynė. Dėl to netekau pusę savo grožio ir caraitė atsisakė už manęs tekėti. Atsisakė tekėti. Prašau nusikaltėlį nubausti ir atsiųsti man kuo daugiau pudros, nes manoji jau baigėsi. Užjūrio princas. Pakvieskite vyriausiąjį generolą. Generolą Basarą! Generolą Basarą! Generolą Basarą! Tuoj pat atsakyk, kas sumušė užjūrio princą, iš kur tas gumbas ir didžiulė mėlynė. Jemėlė. O kas jis per vienas? Kvailys. Štai koks mano caro įsakymas. Jei tu per valandą į mano rūmus jo nepristatysi, atimsiu iš tavęs visus medalius ir nukirsiu galvą. Enstu. Enstu. Kairę.
kvailys Jemėlė gyvena. Čia? O ko tau reikia? Renkis kvaily, apsiauk kvaily, važiuok kvaily, pas carą kvaily, Enstu. O aš nevažiuosiu. Ką? Tingiu. Laukia šalta, ant krosnės šilta. Aš tave priversiu, nevidonę, Enstu. Lydekai paliepus, man panorėjus, na, būgno lasdelės, tvokit generolui per galvą. Pavojus! Na, užteks jau. Enstu, klausyk mano generolo įsakymo. Arba tu kvailį pristatyk į rūmus, arba atimsiu iš tavęs būgną ir ojojojojoj. Galvą nukirsiu. Enstu. Oi. Jemeljanai Ivanovičiau, labai prašyčiau eiti su manim pas carą. Ne, neisiu. Aš tingiu. Laukia šalta, ant krosnės šilta. Jemeljanai Ivanovičiau, pasigailėk manęs būgnininko. Jei tu neeisi, generolas atims iš manęs būgną ir dar galvą nukirs. Gaila man tavęs, būgnininkė. Bet nenoriu nuo šiltos krosnės į šaltį eiti. Da gerai. Lydekai paliepus, man panorėjus, judinkis krosnį pas carą. Ei, saugokis! Ji. Ach, jis. Jis? Liuji? Esi Liuji. Tai jisai? Na, palauk, mielasis. Kas tau, nevykėlį, tave teisę skriausti užrio princą? Sumušė jam gumbą ir didžiulę mėlynę. O kodėl jis iš kelio nepasitraukė, kai aš reikiau jam saugokis? Ach, nevykėlis. Už tokį įžulumą pasodinkite jį į bokštą. Juk ten valdove caraitė Marija sėdi. Taip. Na, kaip? Apsigalvojai? Taip, tėve. Vadinasi, tu daugiau nebesiožiuosi. Ne, tėveli. Ir sutinki tekėti? Sutinku. O štai dabar, miloji, aš tau įsakau.
lipk žemyn ir pasibučiuokit. Su kuo, tetulė? Su tuo, kurį myli. Išversk užjūrio princui, kad pati caraitė Marija tuojau jį pabučiuos. Кавалер! À la maison! Стоп! Carė pavojų. Šauniai kareivėliai, mūsų carui špygą parodė. Geriau visi lik vieno žūsim. Žengte! Marš! Ach, aš nelaimingas. Žuvo mano karalystė. Na, už tai jūs man atsakysite. Lydekai paliepus, man panorėjus, keliauk krosnė. Kurgi jūs bėgate? Nė patys nežinom. Taip visiems riesta pasidarė. Icno. Lydekai paliepus, man panorėjus, lėkite sviediniai atgal. Baigta. Prapuolė mano teritorija. Niekis.
Tuojau mes juos išlosim. Lydekai paliepus, man panorėjus. Pergalė! Pergalė! Prašyk, ko tik tai nori. Jei nori, aš tave pirmuoju ministru paskirsiu. Ne, ministru būti tingiu. Ne, nebūsiu ministras. Tai kogi tu nori? Caraitis Marijos. Sustokit! Carą palikot! Kasgi čia dabar? Ar aš caras? Ar ne caras? Oi, o kurgi mano karūna? Koksgi aš caras be karūnos? Štai kur ji. Vaje! Kad ji kur prasmektų. Pardavęs karūną nusipirksiu kepurę ir išvažiuosiu į užsienį. Štai ir pasaka baigta. Caro nebėra, o Jamėlė su caraite Marija gražiai ir laimingai gyvena.